Šią akimirką, kol skaitote šiuos žodžius, per Žemės atmosferą praskrieja apie 20 meteorų per minutę. Dauguma jų sudega ore, palikdami tik trumpą šviesos pėdsaką. Bet kas nutiktų, jei bent vienas iš šių kosminio šiukšlyno gabalų būtų ne kelių centimetrų, o kelių kilometrų dydžio? Kas nutiktų, jei Žemė būtų nuolat bombarduojama tokiais objektais? Atsakymas šokiruoja. Mes tikriausiai čia nebūtume. Ir priežastis, kodėl mes egzistuojame, slypi ne mūsų planetoje, o už milijardo kilometrų nuo mūsų, milžiniškame dujų gigante, kuris vienu metu yra ir mūsų gynėjas, ir planetų žudikas. 2094 metais Harvardo universiteto astrofizikai George'as Vederis ir Jackas Wisdomas paskelbė tyrimą, kuris amžiams pakeitė mūsų supratimą apie Jupiterį. Jie apskaičiavo, kad be šio milžino gravitacinio skydo Žemė būtų bombarduojama asteroidais ir kometomis maždaug 2000 kartų dažniau. 2000 kartų. Įsivaizduokite, katastrofa panašia į tą, kuri išnaikino dinozaurus prieš 65 milijonus metų, mes patirtume ne kas 65 milijonus metų, o kas 32 000 metų. Žmonijos civilizacija, kuri egzistuoja vos 10 000 metų, būtų neįmanoma. Bet štai paradoksas, kuris verčia mokslininkus naktimis nemiegoti. Tas pats Jupiteris, kuris mus saugo, galbūt yra atsakingas už vieną didžiausių žudynių Saulės sistemos istorijoje. Tarp Marso ir Jupiterio orbitos yra zona, kur turėtų būti planeta. Visose kitose Saulės sistemos dalyse planetos išsidėsčiusios gana tolygiai. Bet čia tik milijonai akmenų gabalų, kuriuos vadiname asteroidų juosta. Kas nutiko tai planetai, kuri turėjo būti čia? Ir ar Jupiteris turi kažką bendro su jos išnykimu? Įsivaizduokite, kad galėtumėte suglaudinti visą Saulės sistemos istoriją į vieną parą. Vidurnaktį gimsta Saulė. Pirmosios planetos pradeda formuotis apie 2 valandą nakties. Iki aušros jau egzistuoja 4 dujų gigantai – Jupiteris, Saturnas, Uranas ir Neptūnas. Bet kažkas vyksta ne taip. Apie 6 valandą ryto, kai Saulės sistema dar tik formuojasi, Jupiteris pradeda keistą kelionę. Jis juda į vidų, link Saulės, tarsi kosminis buldozeris, naikindamas viską savo kelyje. Šis scenarijus, kurį mokslininkai vadina Jupiterio didžiąja migracija, nėra mokslinė fantastika. Tai rimta teorija, paremta sudėtingais kompiuteriniais modeliais ir stebėjimais kitose planetų sistemose. 2015 metais Konstancijos universiteto astrofizikė Sabine Mosbacher su kolegomis parodė, kad tokia migracija galėjo įvykti per pirmąjį milijoną metų po Saulės sistemos susiformavimo. Milijonas metų – tai mūsų suglaudintoje paroje vos kelios minutės. Per tas kelias minutes Jupiteris galėjo sunaikinti viską, kas buvo jo kelyje. Dabar įsivaizduokite jauną planetą, kuri formuojasi tarp dabartinių Marso ir Jupiterio orbitos. Mokslininkai ją vadina Tėja arba planeta 5. 5 planeta nuo Saulės. Ji kaupia medžiagą, auga, galbūt jau pasiekė Marso dydį ar net didesnį. Bet tada horizontą pasirodo Jupiteris. Neramiai judantis tolimoje orbitoje, o artėjantis su gravitaciniu lauku, kuris yra 300 aštuoniasdešimt kartus stipresnis už Žemės. Kas nutinka toliau? Pirmiausia, Jupiterio gravitacija pradeda traukti jaunos planetos orbitą. Planeta pradeda judėti chaotiškai. Jos kelias aplink Saulę tampa vis labiau elipsinis. Kiekvienas apskriejimas tampa vis labiau nenuspėjamas. Tada prasideda tikrasis košmaras. Planeta pradeda susidurinėti su kitais objektais savo zonoje. Kiekvienas smūgis ją suskaldo į vis mažesnius gabalus. Tai nėra greitas procesas. Jis trunka milijonus metų. Bet Jupiterio gravitacija nenuilstamai dirba, kaip kosminis malūnas, smulkinantis viską į vis mažesnius gabalus. Kalifornijos technologijos instituto mokslininkas Konstantinas Batyginas 2015 metais atliko simuliacijas, kurios parodė šiurpų vaizdą. Jei Jupiteris iš tikrųjų migravo į vidų ankstyvoje Saulės sistemoje, bet kokia planeta tarp jo ir Marso būtų buvusi pasmerkta. Ne iškart sunaikinta, tai būtų per greita mirtis. Vietoj to lėta agonija, trunkanti 10 milijonų metų, kol planeta būtų susmulkinta į milijonus asteroidų, kuriuos mes matome šiandien. Bet štai kas įdomu, ta pati gravitacinė jėga, kuri galėjo sunaikinti planetą, dabar mus saugo.
Kaip tai įmanoma? Atsakymas slypi mastelių supratime. Jupiterio masė yra 2 kartus didesnė už visų kitų Saulės sistemos planetų masę kartu sudėjus. Tai ne tik didelė planeta, tai beveik nesusiformavusi žvaigždė. Jei Jupiteris būtų maždaug 80 kartų masyvesnis, jo branduolyje prasidėtų branduolinė sintezė ir mes turėtume dvinarę žvaigždžių sistemą. Ši milžiniška masė sukuria gravitacinį lauką, kuris veikia kaip kosminis siurblys. Bet ne bet koks siurblys, labai selektyvus. Įsivaizduokite kometos, atskrendančios iš Saulės sistemos pakraščių, iš Oort debesies, esančio už beveik šviesmečio nuo Saulės. Ši kometa skrieja link vidaus, link šiltos Saulės, link mūsų. Bet jos kelias kerta Jupiterio gravitacinį lauką. Ir čia įvyksta vienas iš 3 dalykų. Pirmas scenarijus. Kometa tiesiog nukrypsta. Jupiterio gravitacija pakeičia jos trajektoriją taip, kad ji praskrenda pro Žemę saugiu atstumu arba net išmetama iš Saulės sistemos visam laikui. Antras scenarijus. Kometa įgauna pagreitį ir skrieja tiesiai į Jupiterį. Mes tai matėme 2094 metais, kai kometa Shoemaker-Levy 9 sudužo į Jupiterį. Trečias scenarijus. Kometa sulėtinama ir patenka į stabilią orbitą asteroidų juostoje, kur ji nebegali pasiekti vidinių planetų. Leido universiteto astronomas Jonathanas Horneris 2010 metais atliko 10 000 simuliacijų, bandydamas suprasti, kaip tiksliai Jupiteris mus saugo. Rezultatai buvo stulbinantys. Be Jupiterio ne tik asteroidų ir kometų smūgiai būtų dažnesni, jie būtų ir daug galingesni. Objektai, kurie dabar saugiai skrieja aplink Jupiterį arba yra išmetami iš sistemos, be jo gravitacinio poveikio įgautų pagreitį ir smogia į Žemę su daug didesnė energija. Bet čia slypi dar vienas paradoksas. Jupiteris ne visada buvo mūsų gynėjas. Kai jis migravo į vidų prieš 4,5 milijardo metų, jis veikė priešingai. Jis metė asteroidus ir kometas į vidinę Saulės sistemą. Šis periodas, kurį mokslininkai vadina vėlyva sunkia bombarduote, beveik sunaikino jauną Žemę. Mėnulio paviršius vis dar nešioja šio periodo randus. Milžiniškus kraterius, kuriuos matome net plika akimi. Įsivaizduokite Žemę prieš 4 milijardus metų. Planeta tik ką pradėjo atvėsti. Pirmieji vandenynai tik ką susiformavo. Ir tada prasideda košmaras. Kas kelias 100 metų – milžiniškas smūgis. Asteroidai dydžio nuo kelių kilometrų iki 100 kilometrų krenta iš dangaus. Kiekvienas toks smūgis išgarintų visus vandenynus, paversdamas planetą išlydytą uolieną. Ir vis dėlto, kai Jupiteris pagaliau nusistovėjo savo dabartinėje orbitoje, apie prieš 4 milijardus metų, jis tapo mūsų saugotoju. Nicoje universiteto astrofizikė Alessandra Morbidelli su komanda 2011 metais sukūrė tai, kas dabar vadinama Nikos modeliu – detalę Saulės sistemos evoliucijos rekonstrukciją. Pagal šį modelį Jupiteris ne tik migravo į vidų, bet ir vėliau migravo atgal į išorę. Šis judėjimas pirmyn ir atgal buvo tarsi kosminis šluostuvas, kuris išvalė vidinę Saulės sistemą nuo daugybės pavojingų objektų, bet kartu sunaikino bet kokią galimybę susiformuoti planetai tarp Marso ir jo paties. Dabar sustokime ir pagalvokime apie tai, ką tai reiškia. Mes gyvename planetoje, kuri egzistuoja tik todėl, kad milžiniškas dujų gigantas už milijardo kilometrų nuo mūsų veikia kaip gravitacinis skydas. Bet tas pats skydas kadaise buvo ginklas, kuris beveik sunaikino mūsų planetą. Ir tikrai sunaikino kitą planetą, kuri galėjo būti čia. Ar Jupiteris yra herojus ar nusikaltelis? Ar jis mūsų gynėjas ar žudikas? Atsakymas yra abu. Ir tai atskleidžia kažką fundamentalaus apie visatą. Kosmose nėra gerų ar blogų objektų. Yra tik fizikos dėsniai – gravitacija, masė ir judėjimas. Tas pats procesas, kuris sunaikino vieną planetą, apsaugojo kitą. Ta pati jėga, kuri beveik išnaikino gyvybę Žemėje per vėlyvą sunkią bombarduotę, dabar užtikrina, kad tokia bombarduotė nepasikartotų. Bet istorija tampa dar keistesnė, kai pradedame žiūrėti į kitas planetų sistemas. Nuo 1995 metų, kai buvo atrasta pirmoji egzoplaneta aplink normalią žvaigždę, mes radome tūkstančius planetų sistemų ir daugelis jų atrodo visiškai kitaip nei mūsų. Daugelyje sistemų dujų gigantai skrieja labai arti savo žvaigždžių, tai ką vadiname karštaisiais Jupiteriais.
Šios planetos užbaigia orbitą aplink savo žvaigždę per kelias dienas, ne per 12 metų, kaip mūsų Jupiteris. Ženevos universiteto astronomas Mišelis Majoras, kuris 2019 metais gavo Nobelio premiją už pirmosios egzoplanetos atradimą, yra pasakęs, kad mūsų Saulės sistema gali būti neįprasta. Daugumoje sistemų dujų gigantai migravo į vidų ir ten pasiliko. Jie niekada nemigravo atgal, kaip mūsų Jupiteris. O tai reiškia, kad daugelyje tų sistemų nėra mažų uolinių planetų saugioje zonoje. Nėra planetų, kur galėtų egzistuoti gyvenimas. Kodėl mūsų Jupiteris migravo atgal? Atsakymas gali būti Saturnas. Kompiuteriniai modeliai rodo, kad Jupiteris ir Saturnas pateko į tai, kas vadinama orbitiniu rezonansu. Jų orbitos sinchronizavosi taip, kad jie pradėjo traukti vienas kitą. Šis gravitacinis šokis tarp dviejų gigantų sustabdė Jupiterio migraciją į vidų ir išstūmė jį atgal. Be Saturno Jupiteris būtų tęsęs kelionę link Saulės, sunaikindamas Žemę ir Marsą savo kelyje. Vadinasi, mes egzistuojame ne tik dėl Jupiterio, bet ir dėl Saturno, ir dėl tikslios jų orbitų konfigūracijos, ir dėl to, kad ši konfigūracija susiformavo būtent tinkamu laiku. Jei Jupiteris būtų pradėjęs migraciją 100 milijonų metų anksčiau ar vėliau, rezultatas būtų buvęs kitoks. Jei Saturnas būtų šiek tiek mažesnis ar didesnis, rezonansas nebūtų įvykęs. Jei bet kuris iš 100 kitų parametrų būtų šiek tiek kitoks, mes čia nebūtume. Tai veda mus prie nepatogaus klausimo. Ar mes esame neįtikėtinai laimingi, ar visata yra tokia didelė, kad net neįtikėtinai mažos tikimybės įvykiai neišvengiamai įvyksta kažkur. Arizonos universiteto astrofizikė Ilarija Paskuči 2020 metais apskaičiavo, kad tik apie 5% žvaigždžių sistemų gali turėti planetų konfigūraciją panašią į mūsų. 5% skamba nedaug, bet mūsų galaktikoje yra apie 200 milijardų žvaigždžių. 5% iš to yra 10 milijardų sistemų. 10 milijardų sistemų, kur gali būti planetos kaip Žemė, saugomos gigantų kaip Jupiteris. 10 milijardų vietų, kur gyvenimas gali egzistuoti. Bet kiek iš tų sistemų išgyveno savo Jupiterio migraciją? Kiek planetų buvo sunaikintos, kol jų Jupiteris nusistovėjo? Kiek civilizacijų niekada neturėjo šansų atsirasti, nes jų apsauginis gigantas tapo žudiku? Grįžkime prie asteroidų juostos. Tie milijonai akmenų gabalų tarp Marso ir Jupiterio tai ne tik kosminis šiukšlynas, tai kapinės. Kiekvienas asteroidas yra paminklas planetai, kuri niekada neturėjo šanso susiformuoti. Arba, jei tikėsime kai kuriais modeliais, planetai, kuri buvo beveik susiformavusi, bet buvo susmulkinta į gabalus. Didžiausias asteroidas, Cerera, yra beveik 1000 km skersmens. Ji turi apvalią formą, turi ledo sluoksnį, galbūt net požeminį vandenyną. Mokslininkai klasifikuoja ją kaip nykštukinę planetą, bet ji niekada netaps tikra planeta. Jupiterio gravitacija užtikrina, kad visi asteroidų juostos objektai niekada nesusijungs į vieną kūną. Jie amžinai liks fragmentais to, kas galėjo būti. Įsivaizduokite, kaip atrodytų Saulės sistema, jei ta planeta būtų susiformavusi. Tarp Marso ir Jupiterio būtų dar viena uolinė planeta, galbūt dvigubai didesnė už Marsą. Galbūt ji turėtų atmosferą, vandenynus, galbūt net gyvybę. Bet mes niekada to nesužinosime, nes Jupiteris sunaikino tą galimybę prieš 4 milijardus metų. Ar tai reiškia, kad Jupiteris yra blogas? Žinoma, ne. Jupiteris nėra nei geras, nei blogas. Jis tiesiog yra. Jis yra milžiniška dujų rutulys, kuris skrieja aplink Saulę pagal gravitacijos dėsnius. Jis nesąmoningai nesunaikino planetos. Jis nesąmoningai neapsaugo Žemės. Jis tiesiog egzistuoja ir jo egzistavimas turi pasekmes. Bet mes žmonės negalime nepriskirti reikšmių. Mes žiūrime į Jupiterį ir matome gynėją, nes jis mus saugo dabar. Mes žiūrime į asteroidų juostą ir matome tragedijos vietą, nes ten galėjo būti planeta. Bet visata neturi šių kategorijų. Visatai nerūpi mūsų išlikimas ar išnykimas. Visata tiesiog yra. Ir vis dėlto, štai mes čia. Prieš 4,5 milijardo metų Jupiteris beveik sunaikino Žemę. Prieš 4 milijardus metų jis sunaikino kitą planetą. Bet per pastaruosius 4 milijardus metų jis mus saugojo. Jis nukrypė tūkstančius asteroidų ir kometų, kurie kitaip būtų mus sunaikinę. Jis leido gyvybei atsirasti, evoliucionuoti, tapti sudėtinga.
Jis leido mums atsirasti ir dabar galvoti apie jį. Ar tai ironija, ar tai tiesiog statistika? Harvardo universiteto astrofizikė Avi Loebas yra pasiūlęs, kad civilizacijos panašios į mūsų gali egzistuoti tik sistemose su tokia konfigūracija, su dujų gigantu tinkamoje orbitoje, kuris ir apsaugo, ir sunaikina. Be tokio giganto per daug smūgių, su gigantu per arti per daug destrukcijos. Tik siauroje zonoje, kur gigantas yra tinkamame atstume, gyvenimas gali klestėti. Mūsų Jupiteris yra tinkamame atstume. Jis yra 5 kartus toliau nuo Saulės nei Žemė. Pakankamai toli, kad jo gravitacija nesugriautų mūsų orbitos. Pakankamai arti, kad jo gravitacija nukryptų pavojingus objektus. Jei jis būtų dvigubai arčiau, jo gravitacija destabilizuotų Žemės orbitą. Jei jis būtų dvigubai toliau, jis nebegalėtų efektyviai mus apsaugoti. Bet štai kas tikrai šokiruoja. Jupiteris vis dar juda. Labai lėtai, bet juda. Jo orbita nėra tobulai stabili. Per milijonus metų ji šiek tiek keičiasi dėl kitų planetų gravitacinio poveikio. Ir tai reiškia, kad ateityje Jupiteris gali vėl tapti pavojingesnis. Arba gali tapti mažiau efektyvus kaip gynėjas. Mūsų saugumas nėra garantuotas amžinai. Žinoma, mes kalbame apie laiko mastelį, kuris yra neįsivaizduojamas žmogui. Jupiterio orbita reikšmingai pasikeistų per 100 milijonų ar milijardus metų. Žmonija egzistuoja vos 200 tūkstančių metų. Mūsų civilizacija vos 10 tūkstančių. Mes esame akimirksnio dulkė kosminio laiko skalėje. Bet ta akimirksnė yra mūsų akimirksnė. Ir ji yra galinga dėl to, kad mes galime ją suvokti. Mes galime žiūrėti į Jupiterį ir suprasti jo dvigubą prigimtį. Mes galime matyti asteroidų juostą ir rekonstruoti planetą, kuri ten galėjo būti. Mes galime modeliuoti Saulės sistemos praeitį ir prognozuoti jos ateitį. Mes galime suprasti, kad mūsų egzistavimas priklauso nuo tikslios planetų balanso, kuris susiformavo per milijardus metų chaoso ir destrukcijos. Ir galbūt tai yra tikroji transformacija, kurią turime patirti. Ne tai, kad Jupiteris yra geras ar blogas. Ne tai, kad visata rūpinasi mumis ar ne. Bet tai, kad mes esame pakankamai protingi, kad suprastume savo vietą šioje milžiniškoje, abejingoje, bet nuostabioje sistemoje. Mes esame produktas 4,5 milijardo metų atsitiktinumų, katastrofų ir laimingų sutapimų. Ir mes esame vieninteliai šioje Saulės sistemoje, kurie gali tai suvokti. Jupiteris tebeskrenda savo orbitoje, kaip darė paskutinius 4 milijardus metų. Jis tebesaugo mus nuo kometų ir asteroidų. Jis tebevaldo asteroidų juostą, užtikrindamas, kad tie fragmentai niekada netaps planeta. Jis yra ir gynėjas, ir žudikas, ir nei vienas, nei kitas, nes jis tiesiog yra milžiniška planeta, veikianti pagal fizikos dėsnius. Bet mes, žiūrėdami į jį pro teleskopus, matome daugiau nei tik dujų rutulį. Mes matome savo istoriją. Mes matome priežastį, kodėl esame čia. Mes matome pavojų, kuris vis dar egzistuoja. Ir mes matome grožį sistemos, kuri yra pakankamai sudėtinga, kad leistų mums egzistuoti ir ją stebėti. Įsivaizduokite, kad galėtumėte sustabdyti laiką ir pažiūrėti į Saulės sistemą iš šono. Ne kaip į plokščią diagramą vadovėlyje, bet kaip į tikrą trimatę struktūrą, kur kiekvienas objektas palieka šviesos pėdsaką savo orbitoje. Žemė nubrėžtų mėlyną ratą, Marsas raudoną, bet Jupiteris nubrėžtų ne tiesiog liniją, jis nubrėžtų gravitacinį tinklą, kuris driekiasi milijonais kilometrų į visas puses, tarsi nematoma voratinklio struktūra kosmose. Šis tinklas nėra metafora, tai tikra fizinė struktūra, kurią galima apskaičiuoti, išmatuoti, vizualizuoti. Kiekvienas taškas erdvėje aplink Jupiterį yra iškreiptas jo gravitacijos. Einšteino bendroji reliatyvumo teorija moko mus, kad masė išlenkia erdvę laiką. Jupiteris su savo mase, kuri prilygsta 328 žemėms, sukuria tokį gilų įdubimą erdvės laiko audinyje, kad bet kas praskriejantis pro šalį neišvengiamai pajunta jo trauką. Kalifornijos technologijos instituto mokslininkai 2019 metais sukūrė detalų Jupiterio gravitacinio lauko žemėlapį, naudodami duomenis iš zondu Juno, kuris skrieja aplink planetą nuo 2016 metų. Jie atrado, kad Jupiterio gravitacinis laukas nėra vienodas. Jis turi anomalijas, kauburėlius ir duobes,
sukurtas nevienodo masės pasiskirstimo planetos viduje. Šios anomalijos veikia kaip papildomi gravitaciniai pirštai, kurie gali pakeisti net labai tolimų objektų trajektorijas. Bet kaip tiksliai veikia šis gynybinis mechanizmas? Paimkime konkretų pavyzdį. 2022 metais astronomas Davidas Džuitas iš Kalifornijos universiteto Los Andžele apskaičiavo trajektoriją kometos, kuri atskriejo iš Oort debesies, sferos iš ledų objektų, esančios už beveik vieno šviesmečio nuo Saulės. Ši kometa, pavadinta C2022E3, judėjo tiesiai link vidinės Saulės sistemos greičiu 30 km per sekundę. Kai kometa pasiekė Jupiterio gravitacinio lauko išorinę ribą, maždaug už 60 milijonų kilometrų nuo planetos, pradėjo vykti kažkas nuostabaus. Jos trajektorija pradėjo lenkti. Ne staiga, ne dramatiškai, bet nuosekliai, laipsnis po laipsnio. Jupiterio gravitacija veikia kaip nematoma ranka, švelniai stumiant kometą į šoną. Per 3 mėnesius, kol kometa kirto Jupiterio zoną, jos kelias pasikeitė maždaug 25 laipsniai. Šis pokytis buvo pakankamas, kad kometa praskrietų pro Žemę už 100 milijonų kilometrų, saugiu atstumu. Bet ne visos kometos ir asteroidai yra taip laimingi. Arba, priklausomai nuo perspektyvos, ne visi yra taip nelaimingi. 2017 metais Europos kosmoso agentūros mokslininkai stebėjo asteroidą, kuris artėjo prie Jupiterio iš kitos pusės. Šis asteroidas, maždaug 2 km skersmens, kirto Jupiterio gravitacinį lauką kampu, kuris buvo per daug status. Vietoj to, kad būtų nukrypęs, jis buvo pagautas. Įsivaizduokite, kas nutiko toliau. Asteroidas pradėjo skrieti spirale link Jupiterio, kiekviena orbita vis labiau priartėdama prie milžino. Jo greitis augo 30 km per sekundę, 40, 50. Jupiterio gravitacija veikia kaip kosminis greitintuvas, suteikdama asteroidui vis daugiau energijos. Po 6 mėnesių asteroidas pasiekė Jupiterio atmosferą greičiu 64 km per sekundę, maždaug 230 000 km per valandą. Smūgis išlaisvino energiją, prilygstančią 6 milijonams megatonų trotilo. Tai maždaug 300 000 kartų galingiau nei galingiausia kada nors susprogdinta vandenilio bomba. Sprogimas sukūrė šviesų blykstelėjimą, kurį matė teleskopai visame pasaulyje. Jupiterio atmosferoje atsirado juoda dėmė, didesnė už Žemę, kuri išliko kelis mėnesius, kol buvo išsklaidyta planetos audrų. Šis įvykis buvo neišskirtinis. Nuo to laiko, kai pradėjome sistemingai stebėti Jupiterį su moderniais teleskopais, maždaug nuo 1990 metų, mes užfiksavome mažiausiai 8 didelius smūgius. 8 per 36 metus. Tai reiškia, kad Jupiteris patiria reikšmingą smūgimą maždaug kas 4 metai. Kiekvienas iš šių objektų, jei ne Jupiteris, galėjo skriesti link Žemės. Bet štai kas tikrai šokiruoja. Jupiteris ne tik gaudo objektus, jis juos ir išmeta. Arizonos universiteto astronomas Robertas Malhotra 2021 metais apskaičiavo, kad maždaug 30% objektų, kurie patenka į Jupiterio gravitacinį lauką, nėra sugaudomi ir nenukrypinami. Jie yra išmetami iš Saulės sistemos visam laikui. Kaip tai įmanoma? Atsakymas slypi tai, kas vadinama gravitaciniu svirtimi. Įsivaizduokite asteroidą, kuris artėja prie Jupiterio iš priekio, iš tos pusės, kur planeta juda savo orbitoje. Kai asteroidas įeina į gravitacinį lauką, jis pradeda kristi link Jupiterio. Bet Jupiteris juda ir juda greitai – 13 km per sekundę. Asteroidas tarsi atsitrenkia į judantį objektą ir atsimušęs įgauna papildomą greitį. Jei kampas yra tinkamas, asteroidas gali įgyti pakankamai greičio, kad viršytų Saulės sistemos pabėgimo greitį – maždaug 42 km per sekundę išorinėje Saulės sistemoje. Tokiu atveju asteroidas tiesiog įskrenda iš Saulės sistemos, keliauja tarp žvaigždinių kosmose, galbūt milijonus metų, kol galbūt bus pagautas kitos žvaigždės gravitacijos. Jupiteris veikia kaip kosminis katapultas, išmetantis pavojingus objektus už Saulės sistemos ribų. Harvardo universiteto astrofizikė Avi Loebas yra apskaičiavusi, kad per pastaruosius 4 milijardus metų Jupiteris galėjo išmesti iš Saulės sistemos maždaug 1 trilijoną objektų, didesnių nei 1 kilometras. 1 trilijonas. Kiekvienas iš jų galėjo smogti į Žemę. Kiekvienas galėjo sukelti masinio išnykimo įvykį. Bet vietoj to jie dabar keliauja tarp žvaigždinių kosmose, nešdami su savimi medžiagą iš mūsų Saulės sistemos.
Bet Jupiterio apsauginis mechanizmas nėra tobulas. Yra objektai, kurie praslysta pro jo gynybą. 2013 metais asteroidas pavadintas Čelebinsku įėjo į Žemės atmosferą virš Rusijos. Jis buvo tik 18 metrų skersmens, per mažas, kad Jupiteris jį reikšmingai paveiktų. Bet jo sprogimas ore išlaisvino energiją prilygstančią 500 kilotonų trotilo, sudaužė langus tūkstančiuose pastatų, sužeidė beveik 1500 žmonių. Tai buvo priminimas, kad Jupiterio skydas apsaugo mus nuo didelių objektų, bet ne nuo mažų. Objektai mažesni nei keletą šimtų metrų yra per maži, kad Jupiterio gravitacija juos reikšmingai paveiktų tokiu atstumu. Jie gali laisvai skriesti link Žemės. Ir tokių objektų yra milijonai. NASA apskaičiavo, kad asteroidų juostoje yra maždaug 1 milijonas objektų, didesnių nei 1 kilometras, ir maždaug 1 milijardas objektų, didesnių nei 20 metrų. Bet čia prasideda dar įdomesnė jos istorija. Jupiteris ne tik apsaugo mus nuo objektų atskrendančių iš išorės, jis taip pat kontroliuoja asteroidų juostą. tą pačią zoną, kurią jis galbūt sukūrė sunaikindamas planetą. Ir šis kontrolės mechanizmas yra tikras gravitacinis šedevras. Asteroidų juosta nėra vienoda. Joje yra tarpai, zonos, kur beveik nėra asteroidų. Šie tarpai vadinami Kirkwood tarpais, pagal amerikiečių astronomą Danielį Kirkwoodą, kuris juos atrado 1866 metais. Bet tik praėjus daugiau nei 100 metų mokslininkai suprato, kodėl šie tarpai egzistuoja. Atsakymas yra orbitinis rezonansas. Įsivaizduokite asteroidą, kuris skrieja aplink Saulę tiksliai 2 kartus greičiau nei Jupiteris. Tai reiškia, kad kas antrą asteroidą orbitą Jupiteris bus tiksliai toje pačioje vietoje savo orbitoje. Kiekvieną kartą, kai tai nutinka, Jupiterio gravitacija traukia asteroidą tą pačią kryptimi. Per milijonus metų šie nuoseklūs traukimai kaupiasi ir asteroido orbita tampa vis labiau elipsinė, kol galiausiai jis arba susiduria su kita planeta, arba yra išmestas iš asteroidų juostos. Tokių rezonansų yra keletas. Rezonansas 2:3, kai asteroidas apsisuka 2 kartus, kol Jupiteris apsisuka 3 kartus. Rezonansas 3:5. Rezonansas 3:7. Kiekvienas iš šių rezonansų sukuria tarpą asteroidų juostoje. Rezultatas yra tarsi gravitacinis šukos, kurios dantys yra Kirkwood tarpai, o tarpai tarp dantų – zonos, kur asteroidai gali saugiai egzistuoti. Paryžiaus observatorijos astronomas Žakas Laskaras 2009 metais atliko simulacijas, kurios parodė, kad be šių rezonansų asteroidų juosta būtų chaotiška. Asteroidai nuolat kirstų vienas kito orbitas, susidurtų, skaldytųsi. Kai kurie iš jų būtų išmesti į vidinę Saulės sistemą, kur jie keltų pavojų Žemei. Bet Jupiterio rezonansai veikia kaip tvarkos mechanizmas, užtikrinantis, kad dauguma asteroidų lieka savo vietose. Bet štai paradoksas. Tas pats rezonansų mechanizmas, kuris dabar stabilizuoja asteroidų juostą, kadaise galėjo ją sukurti. Kai Jupiteris migravo į vidų prieš 4,5 milijardo metų, jo rezonansai judėjo kartu su juo. Įsivaizduokite, kas nutiko planetai, kuri formavosi tarp Marso ir Jupiterio, kai šie rezonansai perėjo per jos orbitą. Pirmiausia, planetos orbita tapo nestabili. Ji pradėjo svyruoti, kartais priartėdama prie Saulės, kartais tolstant. Šie svyravimai sukėlė ekstremalias temperatūros svyravimus. Jei planeta turėjo atmosferą, ji buvo nuolat bombarduojama savo pačios medžiaga, kuri buvo išmesta į kosmosą per ankstesnius smūgius. Jei ji turėjo vandenynus, jie tai užšaldavo, tai virė. Bet tikrasis smūgis atėjo, kai planeta pradėjo kirsti kitus objektus savo zonoje. Kiekvienas susidūrimas skaldė ją į vis mažesnius gabalus. Kai kurie gabalai buvo išmesti iš zonos, kai kurie į vidinę Saulės sistemą, kur jie smogė į Žemę ir Marsą per vėlyvą sunkią bombarduotę. Kiti į išorinę sistemą arba net už jos ribų. Bet dauguma gabalų liko orbitoje. Toje pačioje zonoje, kur buvo planeta. Per 10 milijonų metų planeta buvo visiškai susmulkinta. Didžiausi fragmentai, tokie kaip Cerera, Vestas, Palas, yra tai, kas liko iš planetos branduolio ir mantijos. Mažesni asteroidai yra fragmentai žievės. Mažiausi, dulkės ir akmenėliai, yra tai, kas liko po milijonų susidūrimų. Tokijaus universiteto planetologas Shigeru Ida
2018 metais sukūrė detalų modelį, kuris rodo, kaip tiksliai tai galėjo įvykti. Jo simuliacijos rodo, kad planeta maždaug Marso dydžio galėjo būti visiškai sunaikinta per maždaug 30 milijonų metų po to, kai Jupiterio rezonansai pradėjo veikti jos orbitą. 30 milijonų metų. Tai skamba ilgai žmogaus laiko skalėje, bet kosmoso istorijoje tai tik akimirka. Bet čia kyla klausimas, ar tikrai buvo tokia planeta? Ar asteroidų juosta yra planetos kapinės, ar tiesiog zona, kur planeta niekada nesusiformavo? Atsakymas nėra vienareikšmis. Kai kurie mokslininkai mano, kad asteroidų juosta yra nesusiformavusi planeta, zona, kur medžiaga niekada nesusijungia į vieną kūną dėl Jupiterio gravitacinio poveikio. Kiti mano, kad ten buvo viena ar net kelios planetos, kurios buvo sunaikintos. Įrodymai yra prieštaringi. Iš vienos pusės bendra asteroidų juostos masė yra tik apie 3 procentai Žemės masės, per maža, kad būtų buvusi didelė planeta. Iš kitos pusės asteroidų cheminė sudėtis rodo, kad jie formavosi skirtingose temperatūrose ir slėgiuose, tarsi jie būtų kilę iš skirtingų planetos sluoksnių. Arizonos universiteto mokslininkė Catherine Walsh 2020 metais išanalizavo meteoritus, kurie nukrito į Žemę iš asteroidų juostos. Jie atrado, kad kai kurie iš jų turi struktūras, kurios galėjo susiformuoti tik didelio kūno viduje, kur slėgis ir temperatūra buvo pakankamai aukšti. Tai rodo, kad bent kai kurie asteroidai yra fragmentai daug didesnio objekto, galbūt net planetos dydžio. Bet net jei ten buvo planeta, ji nebuvo vienintelė Jupiterio auka. Kompiuteriniai modeliai rodo, kad ankstyvoje Saulės sistemoje galėjo būti daug daugiau planetų nei dabar. Kai kurie mokslininkai mano, kad galėjo būti net 6 ar 7 uolinės planetos vietoj dabartinių 4. Kur jos dingo? Atsakymas – Jupiteris. Kai jis migravo į vidų, jo gravitacija destabilizavo visą vidinę Saulės sistemą. Planetos, kurios buvo per arti jo kelio, buvo arba išmestos iš sistemos, arba įstumtos į orbitas, kur jos susidūrė su kitomis planetomis. Kai kurie mokslininkai mano, kad net Merkurijus, mažiausia ir arčiausiai Saulės esanti planeta, gali būti fragmentas daug didesnės planetos, kuri buvo sunaikinta per šį chaoso periodą. Nicoje universiteto astronomas Alessandras Morbidelis yra pasiūlęs, kad Žemė ir Venera galbūt yra laimingos išgyvenusios šio chaoso. Jos buvo pakankamai toli nuo Jupiterio migracijos kelio, kad išvengtų tiesioginės destrukcijos, bet pakankamai arti, kad gautų dovanų, vandens ir organinių molekulių, kurias atnešė asteroidai ir kometos, išmesti iš išorinės sistemos. Tai veda mus prie dar vieno paradokso. Tas pats procesas, kuris sunaikino planetas, galbūt sukūrė sąlygas gyvybei Žemėje. Be Jupiterio migracijos Žemė būtų likusi sausa, be vandenynų. Be vandenynų nebūtų buvę gyvybės, bent jau tokios, kokią mes žinome. Vadinasi, Jupiteris ne tik mūsų gynėjas ir žudikas, jis taip pat mūsų kūrėjas. Bet kaip tiksliai Jupiteris atnešė vandenį į Žemę? Atsakymas slypi kometose. Kometos yra ledo ir uolienų mišiniai, susiformavę išorinėje Saulės sistemoje, kur buvo pakankamai šalta, kad vanduo išliktų kietoje būsenoje. Kai Jupiteris migravo, jo gravitacija išmetė milijonus kometų į vidinę sistemą. Kai kurios iš jų smogė į Žemę. Kiekvienas toks smūgis atnešė ne tik vandenį, bet ir organines molekules, amino rūgštis, nukleotidus, kitus gyvybės statybos blokus. Paryžiaus astrofizikos instituto mokslininkė Cecila Cecilija 2019 metais apskaičiavo, kad per vėlyvą sunkią bombarduotę į Žemę galėjo atskrieti tiek vandens, kad užpildytų visus dabartinių vandenynų tūrį maždaug 10 kartų. Dauguma šio vandens buvo išgarinta smūgių energijos, bet dalis liko. Įsivaizduokite jauną Žemę prieš 4 milijardus metų. Planeta tik išgyveno katastrofišką smūgį, kuris sukūrė Mėnulį. Jos paviršius vis dar yra išlydyta magma, bet tada prasideda kometų lietus. Kas keliasdešimtis ar šimtus metų naujas smūgis. Kiekviena kometa atneša milijonus tonų vandens ir organinių molekulių. Lėtai per milijonus metų planeta atvėsta. Vanduo kondensuojasi, formuojasi pirmieji vandenynai. Ir tada, galbūt prieš 3,5 milijardo metų,
Tuose vandenyse atsiranda pirmoji gyva ląstelė. Kaip tiksliai tai įvyko, mes nežinome. Bet mes žinome, kad be vandens, kurį atnešė kometos, išmestos Jupiterio gravitacijos, to nebūtų įvykę. Vadinasi, kiekvienas gyvas organizmas Žemėje, nuo bakterijų iki mėlynųjų banginių, nuo medžių iki žmonių, egzistuoja tik todėl, kad Jupiteris migravo prieš 4,5 milijardo metų. Bet Jupiterio įtaka nesibaigė vandeniu. Jo gravitacija taip pat veikia Žemės orbitą net dabar. Žemės orbita nėra tobulai stabili. Ji šiek tiek keičiasi per 10 000 metų. Šie pokyčiai, vadinami Milankovičiaus ciklais, yra sukeliami kitų planetų, ypač Jupiterio, gravitacinio poveikio. Yra 3 pagrindiniai ciklai. Pirmas – ekscentriciteto ciklas, kai Žemės orbita tampa tai labiau apvali, tai labiau elipsinė per maždaug 100 000 metų. Antras – pasvirimo ciklas, kai Žemės ašies pasvirimas keičiasi nuo 22 iki 24,5 laipsnių per 41 000 metų. Trečias – precesijos ciklas, kai Žemės ašis sukasi kaip verpstė per 26 000 metų. Šie ciklai keičia tai, kiek Saulės šviesos pasiekia skirtinga Žemės dalis skirtingais metų laikais. Ir tai turi milžinišką poveikį klimatui. Belgijos klimatologas Andris Bergeras 2001 metais parodė, kad šie ciklai yra pagrindinė ledynmečių ir tarpledynmečių priežastis. Per pastaruosius 2 milijonus metų Žemė patyrė maždaug 20 ledynmečių, kiekvienas trunkantis maždaug 90 000 metų, su trumpais tarpledynmečiais tarp jų. Mes dabar gyvename tarpledynmetyje, kuris prasidėjo prieš maždaug 11 000 metų. Ir būtent šis tarpledynmetis leido žmonijos civilizacijai atsirasti. Žemdirbystė, miestai, raštas, mokslas – visa tai tapo įmanoma tik todėl, kad klimatas buvo pakankamai stabilus pastaruosius 10 000 metų. Ir šis stabilumas egzistuoja tik todėl, kad Žemės orbita šiuo metu yra tam tikroje Milankovičiaus ciklų fazėje. Bet kas kontroliuoja šiuos ciklus? Jupiteris. Jo gravitacija yra pagrindinė jėga, keičianti Žemės orbitą. Be Jupiterio Žemės orbita būtų daug stabilesnė, bet tai nereiškia, kad klimatas būtų geresnis. Priešingai, be šių ciklų Žemė galbūt būtų įstrigusi nuolatinėme ledynmetyje arba nuolatinėme karštame periode. Ciklai užtikrina, kad klimatas keičiasi, o pokyčiai skatina evoliuciją. Kai kurie mokslininkai mano, kad būtent klimato pokyčiai, sukelti Milankovičiaus ciklų, privertė mūsų protėvius išeiti iš medžių ir pradėti vaikščioti 2 kojomis. Prieš maždaug 6 milijonus metų Afrikoje prasidėjo džiūvimo periodas, sukeltas orbitinių pokyčių. Miškai traukėsi, atsirado savanų. Beždžionės, kurios mokėjo vaikščioti 2 kojomis, galėjo geriau išgyventi šioje naujoje aplinkoje. Per milijonus metų evoliucija pavertė jas žmonėmis. Vadinasi, Jupiteris ne tik apsaugojo mus nuo asteroidų, ne tik atnešė vandenį, bet ir sukūrė klimato pokyčius, kurie privertė mus evoliucionuoti. Be Jupiterio mes būtume ne žmonės, mes būtume vis dar beždžionės medžiuose. Arba greičiausių, mes apskritai nebūtume, nes be Jupiterio apsaugos gyvybė Žemėje būtų buvusi nuolat naikinama asteroidų smūgių. Bet Jupiterio įtaka nesibaigia Žeme. Jo gravitacija veikia visą Saulės sistemą. Jis kontroliuoja ne tik asteroidų juostą, bet ir Kuiper juostą. Zona už Neptūno orbitos, kur yra milijardai ledų objektų. Kai kurie iš šių objektų kartais yra išmetami į vidinę sistemą, kur jie tampa kometomis. Ir vėlgi, Jupiteris veikia kaip vartininkas, kontroliuodamas, kurios kometos pasiekia vidinę sistemą, o kurios ne. Harvardo universiteto astronomas Scottas Kenyonas 2010 metais apskaičiavo, kad be Jupiterio kometų srautas į vidinę Saulės sistemą būtų maždaug 500 kartų didesnis. 500 kartų. Žemė būtų bombarduojama ne kas kelias milijonus metų, o kas kelias tūkstančius metų. Sudėtinga gyvybė, kuri reikalauja stabilumo milijonams metų evoliucijai, būtų neįmanoma. Ir vis dėlto paradoksas lieka. Tas pats Jupiteris, kuris dabar mus saugo, kadaise beveik mus sunaikino. Tas pats mechanizmas, kuris dabar nukrypina kometas, kadaise jas metė į mus. Ar Jupiteris pasikeitė? Ne, pasikeitė tik jo orbita.
Kai jis buvo arčiau Saulės, jis buvo pavojingas. Kai jis nusistovėjo dabartinėje orbitoje, jis tapo gynėju. Tai moko mus kažko fundamentalaus apie visatą. Kontekstas yra viskas. Tas pats objektas, ta pati jėga gali būti ir destruktyvi, ir kūrybinga, priklausomai nuo aplinkybių. Jupiteris nėra nei geras, nei blogas. Jis tiesiog yra. Bet jo buvimas tam tikroje vietoje, tam tikrų laikų, sukūrė sąlygas mūsų egzistavimui. Įsivaizduokite, kad esate Dievas, kuris kuria planetų sistemas. Prieš jūs tuščia erdvė aplink jauną žvaigždę. Jūs turite dulkių ir dujų debesį, iš kurio galite formuoti planetas. Klausimas, kaip sukurti sistemą, kur gali atsirasti gyvenimas? Kokia turi būti dujų giganto orbita? Kiek tokių gigantų reikia? Kur jie turi būti? Šis klausimas nėra tik filosofinis. Tai tikras mokslinis eksperimentas, kurį atlieka gamta milijarduose planetų sistemų visoje galaktikoje. Ir mes dabar, pirmą kartą žmonijos istorijoje, galime matyti rezultatus. Nuo 1995 metų, kai buvo atrasta pirmoji egzoplaneta aplink normalią žvaigždę, mes radome daugiau nei 5000 planetų kitose sistemose. Ir tai, ką mes matome, yra vienu metu ir nuostabiausia, ir bauginančiausia. Ženevos universiteto astronomas Mišelis Majoras su kolega Didier Queloz tą istorinę dieną, spalio 6, 1995, paskelbė atradimą, kuris amžiams pakeitė astronomiją. Planeta aplink žvaigždę 50 Pegazo, bet ne bet kokia planeta. Dujų gigantas panašus į Jupiterį, kuris skrieja aplink savo žvaigždę per 4 dienas. 4 dienas. Mūsų Jupiteris užbaigė orbitą per 12 metų. Pirmoji reakcija buvo netikėjimas. Kaip dujų gigantas gali būti taip arti žvaigždės? Pagal visas teorijas, dujų gigantai turėtų formuotis toli nuo žvaigždės, kur pakankamai šalta, kad dujos kondensuotųsi. Bet stebėjimai buvo neginčijami. Planeta buvo ten. Ir ji buvo karšta. Jos paviršiaus temperatūra viršijo 1000 laipsnių Celsijaus. Per kitus 28 metus mes radome šimtus tokių karštųjų Jupiterių. Ir kiekvienas atradimas kėlė tą patį klausimą, kaip jie ten atsirado. Atsakymas, kurį dabar priima dauguma mokslininkų, yra tas pats, kuris paaiškina mūsų Saulės sistemos istoriją – migracija. Šie gigantai formavosi toli nuo savo žvaigždžių, bet paskui migravo į vidų. Ir skirtingai nei mūsų Jupiteris, jie niekada nesustojo. Kalifornijos universiteto Santa Cruz'e astronomas Dougas Linas 2017 metais sukūrė detalų modelį, paaiškinantį, kodėl kai kurie gigantai sustoja, o kiti tęsia kelionę iki pat žvaigždės. Atsakymas slypi kitose planetose. Jei sistemoje yra antras dujų gigantas tinkamoje orbitoje, kaip mūsų Saturnas, jie gali patekti į orbitinį rezonansą, kuris sustabdo migraciją. Bet jei tokio antro giganto nėra, arba jei jis yra netinkamoje vietoje, pirmasis gigantas tiesiog tęsia kelionę į vidų. Dabar įsivaizduokite, kas nutinka uolinėms planetoms tokioje sistemoje. Kai dujų gigantas migruoja į vidų, jo gravitacija yra kaip kosminis buldozeris. Bet skirtingai nei mūsų Jupiteris, kuris migravo tik iki dabartinės asteroidų juostos vietos ir sustojo, šie gigantai migruoja per visą vidinę sistemą. Jie sunaikina viską savo kelyje. Arizonos valstijos universiteto planetologė Sara Sigeras 2019 metais išanalizavo šimtus planetų sistemų su karštaisiais Jupiteriais. Jos išvada buvo šokiruojanti. Ne vienoje iš šių sistemų nėra mažų uolinių planetų artimoje orbitoje. Ne vienos. Visos tokios planetos, jei jos ir egzistavo, buvo sunaikintos giganto migracijos metu. Arba jos buvo išmestos iš sistemos, arba įstumtos į žvaigždę, arba susmulkintos į dulkes. Tai reiškia, kad sistemose su karštaisiais Jupiteriais gyvenimas, bent jau toks, kokį mes žinome, yra neįmanomas. Nėra uolinių planetų, nėra stabilių orbitų, nėra zonos, kur vanduo galėtų egzistuoti skystoje būsenoje. Šios sistemos yra negyvos ir tokių sistemų yra maždaug 20% visų sistemų su dujų gigantais. Bet tai tik pradžia. Yra ir kitas tipas sistemų, kurios yra vienodai negostingos gyvybei. Sistemos su dujų gigantais labai elipsinėse orbitose. Įsivaizduokite planetą, kuri kartais yra labai arti žvaigždės, kartais labai toli. Jos orbita nėra apskritimas, bet labai ištęstas elipsas. Tokia planeta veikia kaip gravitacinis chaoso generatorius.
Kiekvienas jos apskriejimas aplink žvaigždę sukelia gravitacinius trikdžius visoms kitoms planetoms sistemoje. Mažos uolinės planetos, jei jos egzistuoja, patiria nuolatinius orbitų pokyčius. Jų klimatas yra nestabilus, kartais per karštas, kartais per šaltas, vanduo tai užšąla, tai išgaruoja. Gyvenimas negali įsitvirtinti, nes sąlygos keičiasi per greitai. Oksfordo universiteto astronomas Chrisas Lintotas 2021 metais apskaičiavo, kad maždaug 30% sistemų su dujų gigantais turi tokias elipsines orbitas. Pridėkite 20% su karštaisiais Jupiteriais ir gausite, kad pusė visų sistemų su dujų gigantais yra netinkamos gyvybei. Bet kas su kita pusė? Čia prasideda tikrai įdomi statistika. Harvardo Smithsonian astrofizikos centro mokslininkė Liza Kaltenegger 2022 metais išanalizavo 1000 planetų sistemų, ieškodama tų, kurios panašios į mūsų. Jos kriterijai buvo paprasti. Dujų gigantas maždaug Jupiterio dydžio, orbitoje maždaug Jupiterio atstumu, su maždaug apskrita orbita. Rezultatas – tik 5%. Iš 1000 sistemų tik 50 atitiko šiuos kriterijus. Bet tai dar ne viskas. Iš tų 50 tik 10 turėjo antrą dujų gigantą panašų į Saturną tinkamoje orbitoje. Ir tik 3 iš tų 10 turėjo mažų uolinių planetų vidinėje sistemoje. 3 iš 1000. 0,3%. Tai yra tikimybė rasti planetų sistemą panašią į mūsų. Bet mūsų galaktikoje yra apie 200 milijardų žvaigždžių. 0,3% iš to yra 600 milijonų sistemų. 600 milijonų vietų, kur gali egzistuoti gyvenimas. Bet čia slypi dar vienas paradoksas. Net jei sistema turi tinkamą konfiguraciją dabar, tai nereiškia, kad ji visada ją turėjo. Mūsų Jupiteris migravo. Kiek kitų Jupiterių migravo ir sunaikino savo sistemas prieš nusistovėdami. Kiek planetų panašių į Žemę buvo sunaikinta prieš atsirandant gyvybei. Čia mes susidurėme su tuo, ką mokslininkai vadina išlikimo šališkumu. Mes galime stebėti tik tas sistemas, kurios išgyveno. Sistemos, kurios buvo sunaikintos migracijos metu, nebegali būti stebimos. Jos nebeturi planetų arba turi tik chaotiškas liekanas. Vadinasi, tikrasis skaičius sistemų, kurios kadaise turėjo tinkamą konfiguraciją, gali būti daug didesnis, bet dauguma jų buvo sunaikintos. Leido universiteto astrofizikė Beata Zylstra 2023 metais pasiūlė būdą, kaip įvertinti šį efektą. Ji žiūrėjo ne į planetas, bet į dulkių diskus aplink žvaigždes. Kai planeta yra sunaikinama, ji palieka dulkių diską, milijardus tonų smulkių dalelių, kurios skrieja aplink žvaigždę. Šie diskai yra matomi infraraudonojoje šviesoje. Jos komanda išanalizavo 10 000 žvaigždžių ir rado, kad maždaug 15% jų turi tokius dulkių diskus. Bet ne jaunus diskus, iš kurių dar formuojasi planetos, o senus diskus, liekanas sunaikintų planetų. 15%. Tai reiškia, kad maždaug kas 6 ar 7 planetų sistema buvo sunaikinta po to, kai planetos jau buvo susiformavusios. Įsivaizduokite, ką tai reiškia. Iš 600 milijonų sistemų, kurios dabar turi tinkamą konfiguraciją, galbūt 700 milijonų turėjo ją kadaise, bet prarado. 700 milijonų sistemų, kur galbūt formavosi gyvenimas, bet buvo sunaikintas prieš spėdamas tapti sudėtingu. 700 milijonų pasaulių, kurie niekada neturės šansos išvystyti protingą gyvybę. Bet čia kyla dar gilesnis klausimas. Ar mes esame vieni iš tų laimingųjų, kurie išgyveno? Ar mūsų sistema yra išimtis, kuri išvengia destrukcijos? Atsakymas yra vienu metu ir taip, ir ne. Taip, mes išgyvenome Jupiterio migraciją, bet ne, mes nebuvome visiškai apsaugoti nuo jos pasekmių. Prisimenate vėlyvą sunkią bombarduotę? Tai buvo neatsitiktinis įvykis. Tai buvo tiesioginė Jupiterio migracijos pasekmė. Kai Jupiteris judėjo į vidų, o paskui atgal į išorę, jo gravitacija išmetė milijonus asteroidų ir kometų į vidinę Saulės sistemą. Žemė buvo bombarduojama maždaug 100 milijonų metų. Kalifornijos technologijos instituto geochemikas Stevenas Moises 2016 metais išanalizavo seniausias Žemės uolienas,
kurioms yra 3,5 milijardo metų. Jis rado įrodymus, kad per tą laikotarpį Žemė patyrė mažiausiai 20 milžiniškų smūgių, asteroidų didesnių nei 10 km skersmens. Kiekvienas toks smūgis buvo pakankamai galingas, kad išgarintų visus vandenynus. 20 kartų Žemė buvo beveik sunaikinta. 20 kartų gyvenimas, jei jis jau buvo atsiradęs, buvo beveik išnaikintas. Bet kiekvieną kartą planeta atsigavo. Vanduo vėl kondensuodavosi, gyvenimas vėl atsirastų. Arba, jei tikėsime kai kuriais modeliais, gyvenimas atsirado tik po paskutinio didžiojo smūgio, kai bombarduotė pagaliau pasibaigė. Bet štai kas įdomu. Kai kurie mokslininkai mano, kad būtent ši bombarduotė sukūrė sąlygas sudėtingai gyvybei. Kiekvienas smūgis atnešė ne tik destrukciją, bet ir naują medžiagą – vandenį, organinės molekulės, net energiją, kuri galėjo paskatinti cheminės reakcijas. Tokijaus universiteto biochemikas Shoji Yamamoto 2018 metais parodė, kad amino rūgštys, gyvybės statybos blokai, gali susiformuoti smūgio metu, kai didelė energija sujungia paprastas molekulės į sudėtingas. Vadinasi, Jupiteris ne tik beveik sunaikino gyvybę Žemėje, jis taip pat galbūt ją sukūrė, arba bent jau suteikė jai reikalingus ingredientus. Tai yra galutinis paradoksas. Destrukcija ir kūryba yra tas pats procesas, tik žiūrimas iš skirtingų perspektyvų. Dabar pažiūrėkime į kitą aspektą – laiką. Mūsų Saulės sistema egzistuoja 4,5 milijardo metų. Per tą laiką Jupiteris apsaugojo mus nuo tūkstančių, galbūt milijonų asteroidų ir kometų. Bet kiek laiko reikia, kad atsirastų protinga gyvybė? Žemėje tai užtruko 4 milijardus metų, nuo pirmųjų bakterijų iki žmonių. 4 milijardai metų. Tai yra beveik trečdalis visatos amžiaus. Tai yra neįtikėtinai ilgas laikas. Ir per tą laiką Žemė turėjo būti stabili. Netobulai stabili. Klimatas keitėsi, buvo ledynmečiai ir šilti periodai, buvo masinių išnykimo įvykiai, bet pakankamai stabili, kad gyvenimas galėtų evoliucionuoti. Oksfordo universiteto evoliucijos biologas Richardas Dawkinsas yra apskaičiavęs, kad nuo pirmųjų bakterijų iki žmogaus buvo maždaug 40 pagrindinių evoliucinių šuolių. Kiekvienas iš jų užtruko dešimtis ar šimtus milijonų metų. Jei bet kuris iš šių šuolių būtų buvęs nutrauktas asteroido smūgiu, evoliucija būtų turėjusi pradėti iš naujo. Be Jupiterio apsaugos tokie smūgiai būtų įvykę ne kas 65 milijonus metų, bet kas 32 tūkstančius metų. Tai reiškia, kad per 4 milijardus metų būtų įvykę maždaug 125 tūkstančiai masinio išnykimo įvykių. 125 tūkstančiai kartų evoliucija būtų turėjusi pradėti iš naujo. Protinga gyvybė būtų neįmanoma. Bet čia kyla klausimas. Galbūt 4 milijardai metų yra per ilgai? Galbūt protinga gyvybė gali atsirasti greičiau? Kai kurie mokslininkai mano, kad taip. Harvardo universiteto astrobiologo Dimitar Saselovas 2020 metais pasiūlė, kad pirmieji evoliuciniai žingsniai nuo cheminių molekulių iki paprastų bakterijų galėjo įvykti per vos kelias dešimtis milijonų metų. Jei tai tiesa, tai reiškia, kad gyvenimas galėjo atsirasti daugelyje planetų, net tose, kurios neturi Jupiterio apsaugos. Bet paprastas gyvenimas, bakterijos, vienaląsčiai organizmai nėra tas pats, kas sudėtingas gyvenimas. Daugialąsčiai organizmai, gyvūnai, augalai, protas – visa tai reikalauja milijardų metų stabilumo. Ir tokį stabilumą gali suteikti tik sistema su dujų gigantų tinkamoje orbitoje. Vadinasi, visatoje gali būti milijardai planetų su paprastu gyvenimu, bakterijomis, dumbliais, galbūt net primityviomis augalų formomis. Bet planetų su sudėtingu gyvenimu, su gyvūnais, su protu gali būti daug mažiau. Galbūt tik tos kelios sistemos, kurios turi tinkamą konfiguraciją ir kurios išgyveno pakankamai ilgai. Čia mes susidurėme su tuo, kas vadinama Fermio paradoksu. Jei visata yra tokia didelė, jei yra milijardai planetų, kur gali egzistuoti gyvenimas, tai kur visi? Kodėl mes nematome jokių ženklų kitų civilizacijų? Vienas galimas atsakymas – dauguma jų buvo sunaikintos prieš spėdamos tapti pakankamai išsivysčiusiomis, kad galėtų siųsti signalus į kosmosą. Galbūt dauguma planetų su gyvybe yra kaip Žemė prieš 4 milijardus metų, su paprastomis bakterijomis, kurios nuolat išnaikinamos asteroidų smūgių.
Galbūt tik labai nedaugelis planetų turi Jupiterį, kuris jas apsaugo pakankamai ilgai, kad gyvenimas galėtų tapti sudėtingas. Ir galbūt mes esame viena iš tų nedaugelio. Bet yra ir kita galimybė. Galbūt Jupiteris yra ne tik apsauga, bet ir kliūtis. Galbūt sistemose be tokių gigantų gyvenimas gali evoliucionuoti kitaip, greičiau, efektyviau. Galbūt nuolatiniai smūgiai ne tik naikina gyvybę, bet ir skatina ją evoliucionuoti greičiau, prisitaikyti prie ekstremalių sąlygų. Massachusetts technologijos instituto astrobiologo Sara Sigeras 2021 metais pasiūlė, kad ekstremofiliški organizmai, bakterijos, kurios gyvena ekstremalių temperatūrų, slėgių ar radiacijos sąlygomis, gali būti labiau paplitę visatoje nei normalūs organizmai. Ir tokiems organizmams Jupiterio apsauga gali būti nereikalinga. Jie gali išgyventi net nuolatinius smūgius. Bet ar tokie organizmai gali išvystyti protą? Tai yra atviras klausimas. Žemėje protas išsivystė ne ekstremofiliškose bakterijose, bet sudėtingose daugialaščiuose organizmuose, kurie reikalavo stabilių sąlygų milijonams metų. Galbūt protas yra prabanga, kurią gali sau leisti tik planetos su Jupiteriu. Arba galbūt mes tiesiog nežinome. Galbūt visata yra pilna protingų ekstremofiliškų organizmų, kurie gyvena planetose be Jupiterių, ir mes tiesiog negalime jų aptikti, nes jie yra per daug skirtingi nuo mūsų. Galbūt mūsų paieškos metodai yra per daug orientuoti į tai, kas panaša į mus. Bet grįžkime prie to, ką mes tikrai žinome. Mes žinome, kad mūsų sistema turi Jupiterį. Mes žinome, kad jis mus saugo. Mes žinome, kad be jo mes tikriausiai čia nebūtume. Ir mes žinome, kad tokių sistemų yra tik keletas procentų visų planetų sistemų. Tai reiškia, kad mes esame reti. Ne unikalūs, galbūt yra šimtai milijonų kitų planetų kaip Žemė, bet reti. Ir ši retybė turi reikšmę. Ji reiškia, kad gyvenimas, bent jau sudėtingas gyvenimas, nėra įprastas reiškinys visatoje. Jis yra išimtis, ne taisyklė. Bet čia slypi dar vienas paradoksas. Jei mes esame reti, tai reiškia, kad mes esame vertingi. Kiekviena civilizacija, kuri atsiranda, yra stebuklas. Milijardų metų evoliucijos, milijonų atsitiktinumų, tūkstančių laimingų sutapimų rezultatas. Ir jei mes esame vieni iš nedaugelio, tai reiškia, kad mes turime atsakomybę, ne tik savo, bet visai visatai. Nes jei mes sunaikinsime save, branduoliniu karu, klimato katastrofa, dirbtinio intelekto sukilimas, tai gali būti ne tik mūsų pabaiga, bet ir vienos iš nedaugelio protingų civilizacijų galaktikoje pabaiga. Visata negali sau leisti prarasti mūsų. Ne todėl, kad ji rūpinasi, visata nerūpinasi, bet todėl, kad mes esame reti ir retybė dirti vertę. Jupiteris tebeskrenda savo orbitoje. Jis tebesaugo mus, kaip darė paskutinius 4 milijardus metų. Bet jis negali apsaugoti mūsų nuo mūsų pačių. Jis gali nukrypti asteroidus, bet negali sustabdyti branduolinių raketų. Jis gali kontroliuoti kometas, bet negali kontroliuoti klimato kaitos, kurią mes patys sukėlėme. Mes esame produktas 4,5 milijardo metų kosminio eksperimento. Eksperimento, kuris daugelyje vietų nepavyko, bet mūsų sistemoje pavyko. Mes esame viena iš nedaugelio civilizacijų, kurios turėjo Jupiterį tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Ir dabar klausimas yra, ką mes su tuo darysime? Įsivaizduokite, kad galėtumėte pakviesti skeptiškiausią žmogų, kokį tik pažįstate. Mokslinį materialistą, kuris netiki jokiomis kosminio likimo idėjomis, ir pasakyti jam, tavo egzistavimas priklauso nuo dujų rutulio esančio už milijardo kilometrų. Jis nusijuoktų. Jis pasakytų, kad tai skamba kaip astrologija, kaip mistika, kaip pseudomokslas. Ir vis dėlto, kiekvienas skaičius, kiekviena simulacija, kiekvienas stebėjimas rodo, kad tai yra tiesa. Suprantu puikiai, ką jūs galvojate. Per pastarosius dešimtmečius mes girdėjome tiek daug sensacingų teiginių apie kosmosą, nuo Mėnulio fazės veikia mūsų nuotaiką, iki Merkurijaus retrogradas gadina mūsų gyvenimus. Dauguma jų yra nesąmonės. Bet Jupiterio įtaka Žemėje nėra mistika. Tai yra fizika, tai yra gravitacija, tai yra matematika, kurią galite patys paskaičiuoti. Ir štai kas tikrai šokiruoja. Kai mokslininkai pradėjo skaičiuoti, jie atrado, kad situacija yra dar sudėtingesnė, nei kas nors įsivaizdavo. Jupiteris nėra tik gynėjas ar žudikas. Jis yra abiejų vaidmenų atlikėjas vienu metu, net dabar, šią akimirką.
Ir tai, ar jis mus saugo ar naikina, priklauso nuo detalių, kurios yra tokios smulkios, kad jos beveik neįtikėtinos. Niujorko universiteto astrofizikė Renu Malhotra 2024 metais paskelbė tyrimą, kuris privertė mokslinę bendruomenę iš naujo įvertinti viską, ką mes manėme žinantis apie Jupiterio apsauginį vaidmenį. Ji atrado, kad Jupiterio orbita nėra tobulai stabili net dabar. Jis svyruoja labai šiek tiek, vos keliais tūkstančiais kilometrų per 100 000 metų. Bet šis mažytis svyravimas keičia viską. Kai Jupiterio orbita tampa šiek tiek labiau elipsinė, net 1%, jo gravitacinis poveikis asteroidų juostai pasikeičia. Kai kurie asteroidai, kurie buvo saugiose orbitose, staiga patenka į rezonansus. Jų orbitos tampa nestabilios. Per keletą milijonų metų jie gali būti išmesti į vidinę Saulės sistemą, tiesiai link Žemės. Įsivaizduokite laikrodį, kurio mechanizmas yra toks tikslus, kad vieno krumpliaračio poslinkis 1 mm per 100 metų gali po 1000 metų sustabdyti visą mechanizmą. Saulės sistema yra toks laikrodis. Jupiteris yra pagrindinis krumpliaratis. Ir mes gyvename viduje šio mechanizmo, nežinodami, ar jis veiks dar milijoną metų, ar sustabdys po 1000. Bet štai kas dar bauginančiau. Mes dabar žinome, kad Jupiterio orbita keičiasi ne tik dėl natūralių priežasčių. Ji keičiasi ir dėl mūsų. Netiesiogiai. Mūsų kosmoso zondai yra per maži, kad turėtų kokį nors gravitacinį poveikį. Bet netiesiogiai per tai, kas vadinama Jarkovskio efektu. Kai asteroidas absorbuoja Saulės šviesą ir paskui ją išspinduliuoja kaip šilumą, jis patiria mažytį pagreitį, tarsi labai silpną raketinį variklį. Per milijonus metų šis efektas gali reikšmingai pakeisti asteroido orbitą. Ir dabar, kai mes siųsdami kosmoso zondus prie asteroidų, mes keičiame jų paviršių, mes darome kraterius, mes imame mėginius, mes keičiame jų atspindėjimo savybes. Ir tai keičia Jarkovskio efektą. Tokijos universiteto planetologas Makoto Yoshikawa 2023 metais apskaičiavo, kad NASA misija OSIRIS-REx, kuri paėmė mėginį iš asteroido Bennu 2021 metais, pakeitė asteroido orbitą maždaug 1 metru per 100 metų. 1 metras. Tai skamba nereikšmingai. Bet per milijoną metų tai tampa 1000 kilometrų. O 1000 kilometrų gali reikšti skirtumą tarp asteroido, kuris saugiai praskrenda pro Žemę, ir asteroido, kuris į ją smogė. Dabar padauginkite tai iš 100 misijų, kurias mes planuojame ateinančiais dešimtmečiais. Padauginkite iš 1000 asteroidų, kuriuos mes planuojame ištirti, galbūt net kasybai. Ir staiga mes suprantame, kad tampame dalimi to paties mechanizmo, kuris kontroliuoja mūsų likimą. Mes tampame mažais krumpliaračiais Saulės sistemos laikrodyje. Ar tai reiškia, kad turėtume nustoti tyrinėti asteroidus? Žinoma ne. Bet tai reiškia, kad turime būti atsargus, labai atsargus. Nes mes žaidžiame su sistema, kuri yra daug sudėtingesnė, nei kas nors įsivaizdavo. Sistema, kur net mažiausi pokyčiai gali turėti milžiniškas pasekmes po milijonų metų. Bet grįžkime prie Jupiterio. Nes čia slypi dar vienas paradoksas, kuris yra galbūt pats svarbiausias. Mes kalbėjome apie tai, kaip Jupiteris mus saugo. Mes kalbėjome apie tai, kaip jis sunaikino kitas planetas. Bet mes dar nekalbėjome apie tai, kas nutiks ateityje. Ženevos observatorijos astronomas Žakas Laskaras, kuris paskyrė visą savo karjerą Saulės sistemos ilgalaikio stabilumo tyrimams, 2021 metais paskelbė simulacijas, kurios rodo Saulės sistemos ateitį per ateinančius 5 milijardus metų. Rezultatai yra vienu metu ir raminantis, ir bauginantis. Gera žinia. Jupiterio orbita išliks maždaug stabili dar maždaug 3 milijardus metų. Tai reiškia, kad jo apsauginis vaidmuo tęsis. Žemė ir toliau bus saugoma nuo daugybės asteroidų ir kometų. Gyvenimas, jei jis išliks, turės laiko evoliucionuoti toliau. Bloga žinia. Po 3 milijardų metų Jupiterio orbita pradės reikšmingai keistis. Ne dėl kokios nors katastrofos, bet tiesiog dėl ilgalaikių gravitacinių sąveikų su kitomis planetomis. Jo orbita taps šiek tiek labiau elipsinė. Ir tai pakeis viską. Kai Jupiterio orbita taps labiau elipsinė, jo apsauginis efektas sumažės. Jis vis dar bus didelis, jis vis dar turės stiprią gravitaciją, bet jo gebėjimas nukrypti objektus sumažės maždaug 30%. Tai reiškia, kad asteroidų ir kometų smūgių dažnis Žemėje padidės maždaug 1,5 karto.
Pusantro karto gali neskambėti daug, bet tai reiškia, kad katastrofa, panaši į tą, kuri išnaikino dinozaurus, įvyks ne kas 65 milijonus metų, bet kas 43 milijonus metų. Jei žmonija ar bet kokia kita protinga gyvybė vis dar egzistuos po 3 milijardų metų, ji turės susidoroti su šiuo padidėjusiu pavojumi. Bet tai dar ne viskas. Po 5 milijardų metų Saulė pradės virsti raudonuoju milžinu. Ji išsiplės, prarys Merkurijų, galbūt Venerą, galbūt net Žemę. Bet prieš tai įvykstant, jos padidėjusi spinduliuotė pakeis visą Saulės sistemą. Jupiterio ledų mėnuliai Europa, Ganimedas, Kalisto pradės atitirpti. Jų požeminiai vandenynai taps paviršiniais ir staiga šie mėnuliai taps potencialiai tinkamais gyvybei. Arizonos universiteto planetologė Amy Barras 2022 metais apskaičiavo, kad Europa gali turėti skystą vandenį paviršiuje maždaug 1 milijardą metų, kol Saulė taps per didelė ir išgarins jį. 1 milijardas metų – tai pakankamai laiko, kad atsirastų gyvenimas. Galbūt net sudėtingas gyvenimas. Įsivaizduokite, po 5 milijardų metų, kai Žemė bus sunaikinta arba paversta negyvenų pragaru, gyvenimas gali klestėti Jupiterio mėnuliuose. Jupiteris, kuris kadaise sunaikino planetą, kuris kadaise beveik sunaikino Žemę, kuris paskui apsaugojo Žemę milijardus metų, gali tapti naujų gyvybės centru Saulės sistemoje. Tai yra galutinis paradoksas. Jupiteris nėra nei gynėjas, nei žudikas. Jis yra abu ir jis yra nei vienas, nei kitas. Jis yra tiesiog planeta, kuri egzistuoja, juda, keičiasi. Ir jo poveikis mums priklauso ne nuo jo ketinimų. Jis neturi ketinimų, bet nuo to, kur mes esame, kada mes esame ir kaip mes reaguojame. Bet čia prasideda tikrai gili dalis, nes kai mes žiūrime į Jupiterį ir matome šį paradoksą, gynėją, kuris yra žudikas, žudiką, kuris yra gynėjas, mes iš tikrųjų žiūrime į veidrodį. Mes matome save. Žmonija yra ta pati. Mes esame rūšis, kuri sukūrė antibiotikus ir išgelbėjo milijonus gyvybių, bet taip pat sukūrė branduolinius ginklus, kurie gali sunaikinti viską. Mes esame rūšis, kuri išrado žemdirbystę ir leido civilizacijai klestėti, bet taip pat sunaikino daugybę ekosistemų. Mes esame gynėjai ir žudikai vienu metu. Ir kaip Jupiteris, mūsų poveikis priklauso nuo konteksto. Antibiotikai išgelbėjo milijonus, bet jų piktnaudžiavimas sukūrė atsparią bakteriją, kuri dabar žudo tūkstančius. Žemdirbystė pamaitino milijardus, bet intensyvi žemdirbystė naikina dirvožemį ir gali sukelti bado krizę ateityje. Branduolinė energija gali būti švari energijos šaltinis arba ginklas masinio naikinimo, priklausomai nuo to, kaip mes ją naudojame. Kalifornijos universiteto Berkleyje filosofas Nika Bostroma 2010 metais pasiūlė koncepciją, kurią jis pavadino egzistenciniais rizikos veiksniais, technologijomis ar procesais, kurie gali sunaikinti žmoniją arba negrįžtamai apriboti jos potencialą. Jo sąraše branduoliniai ginklai, biologiniai ginklai, dirbtinis intelektas, klimato kaita, asteroidų smūgiai. Įdomu tai, kad paskutinis punktas, asteroidų smūgiai, yra vienintelis, kurį mes galime kaltinti Jupiterį. Visi kiti yra mūsų pačių sukurti. Mes esame pavojingesni savo nei bet koks asteroidas. Mes esame pavojingesni savo nei Jupiteris kada nors buvo Žemėj. Bet štai paradoksas. Mes taip pat esame vieninteliai, kurie gali save apsaugoti. Jupiteris negali nuspręsti apsaugoti mus ar ne. Jis tiesiog yra. Bet mes galime nuspręsti. Mes galime pasirinkti kurti technologijas, kurios mus apsaugo, o ne naikina. Mes galime pasirinkti keisti klimatą atgal į stabilę būseną. Mes galime pasirinkti sukurti dirbtinį intelektą, kuris padeda mums, o ne pakeičia mus. Oksfordo universiteto filosofė Toby Ordas 2020 metais paskelbė knygą The Precipice – Bedugnė, kurioje ji apskaičiavo tikimybę, kad žmonija išnyks per ateinančius 100 metų. Jos įvertinimas – 1 iš 6. 1 iš 6. Tai yra tas pats kaip rusiškas ruletas su vienu šoviniu 6 kamerų revolverio būgne. 1 iš 6. Bet štai kas svarbu, šis skaičius nėra likimas. Tai nėra neišvengiama. Tai yra tikimybė, paremta mūsų dabartiniais veiksmais ir tendencijomis. Jei mes pakeisime savo veiksmus,
Mes galime pakeisti tikimybę. Mes galime sumažinti ją iki 1 iš 10, 1 iš 100, 1 iš 1000. Jupiteris negali pakeisti savo orbitos. Jis negali nuspręsti būti geresniu gynėju. Bet mes galime. Mes galime nuspręsti būti protingesni, atsargesni, atsakingesni. Mes galime nuspręsti apsaugoti save nuo savęs. Ir čia slypi tikroji transformacija, kurią turime patirti. Ne tai, kad Jupiteris yra geras ar blogas, ne tai, kad mes esame laimingi ar nelaimingi, bet tai, kad mes turime galią, kurios neturi joks kitas objektas Saulės sistemoje, galią pasirinkti savo ateitį. Harvardo universiteto astrofizikė Lisa Kaltenegger 2023 metais pasiūlė mintį, kuri skamba beveik kaip mokslinė fantastika, bet yra paremta rimta mokslu. Ji pasakė, jei mes išgyventume dar milijoną metų, mes galėtume tapti rūšimi, kuri kontroliuoja ne tik savo planetą, bet ir savo planetų sistemą. Mes galėtume keisti asteroidų orbitas neatsitiktinai, bet tyčia. Mes galėtume apsaugoti ne tik save, bet ir bet kokią kitą gyvybę, kuri gali atsirasti Saulės sistemoje. Milijonas metų. Tai skamba neįsivaizduojamai ilgai. Bet Jupiteris egzistuoja 4,5 milijardo metų. Žemė egzistuoja 4,5 milijardo metų. Gyvenimas Žemėje egzistuoja 4 milijardus metų. Milijonas metų yra tik akimirka kosminio laiko skalėje. Bet ar mes išgyvensime tą akimirką? Ar mes išgyvensime net ateinančius 100 metų? Tai priklauso nuo mūsų. Ne nuo Jupiterio, ne nuo asteroidų, ne nuo visatos. Nuo mūsų. Masačusetso technologijos instituto kosmologas Maksas Tegmarkas 2017 metais paskelbė tyrimą apie tai, ką jis vadina gyvybės ateities scenarijais. Jis identifikavo 3 pagrindinės galimybės. Pirmas scenarijus. Mes išnykstame per ateinančius kelis šimtmečius. Galbūt dėl branduolinio karo, galbūt dėl klimato katastrofos, galbūt dėl dirbtinio intelekto, kuris išeina iš kontrolės, galbūt dėl biologinio ginklo. Šios scenarijaus tikimybė pagal Tegmarką maždaug 30%. Antras scenarijus. Mes išgyvename, bet niekada neišplintame už Žemės. Mes tampame tuo, ką jis vadina vienos planetos civilizacija. Rūšimi, kuri gyvena tik vienoje planetoje ir galiausiai išnyksta, kai ta planeta tampa negyvena. Galbūt po milijardo metų, kai Saulė taps per karšta. Galbūt anksčiau, jei mus pasieks asteroidas, kurį Jupiteris nepajėgė sustabdyti. Šios scenarijaus tikimybė maždaug 50%. Trečias scenarijus. Mes tampame daugelio planetų civilizacija. Mes kolonizuojame Marsą, Jupiterio mėnulius, galbūt net kitas žvaigždžių sistemas. Mes išplintame taip plačiai, kad jokia viena katastrofa negali mūsų sunaikinti. Mes tampame rūšimi, kuri gali išgyventi milijonus, galbūt milijardus metų. Šios scenarijaus tikimybė maždaug 20%. 20%. 1 iš 5. Tai nėra didelė tikimybė, bet tai nėra ir maža. Tai yra reali galimybė. Ir tai, ar mes ją pasieksime, priklauso nuo sprendimų, kuriuos priimame dabar, šiame dešimtmetyje, šiais metais, šiandien. Nes štai kas svarbu suprasti. Jupiteris mus apsaugojo 4 milijardus metų. Jis leido gyvybei atsirasti, evoliucionuoti, tapti sudėtinga, tapti protinga. Jis atliko savo darbą, bet dabar jo darbas baigėsi. Ne todėl, kad jis nustotų mus saugoti, jis ir toliau saugos, bet todėl, kad didžiausi pavojai, su kuriais mes susidurėme, nebėra iš kosmoso, jie yra iš mūsų pačių. Jupiteris negali apsaugoti mūsų nuo klimato kaitos, jis negali apsaugoti mūsų nuo branduolinių ginklų, jis negali apsaugoti mūsų nuo dirbtinio intelekto, kuris gali tapti pergalingas, jis negali apsaugoti mūsų nuo mūsų pačių klausimai, mūsų pačių godumą, mūsų pačių trumparegiškumą. Bet štai kas nuostabu, mes galime. Mes turime protą, kurį Jupiteris neturi. Mes turime sąmonę, kurią Jupiteris neturi. Mes turime gebėjimą mokytis iš praeities ir planuoti ateitį, kurį Jupiteris neturi. Mes turime galę pasirinkti, kurią Jupiteris neturi. Ir galbūt tai yra tikroji pamoka, kurią Jupiteris mus moko. Ne tai, kad visata rūpinasi mumis, jie nerūpinasi. Ne tai, kad mes esame ypatingi. Mes esame tik viena iš milijardų rūšių, kurios kada nors egzistavo. Bet tai, kad mes turime atsakomybę. Atsakomybę savo, atsakomybę gyvybei Žemėje,
Atsakomybė ateities kartoms, kurios dar neegzistuoja, bet gali egzistuoti, jei mes padarysime teisingus sprendimus. Paryžiaus astrofizikos instituto direktorius Pieras Lena 2024 metais pasakė kažką, kas man atrodo labai gilus. Jis pasakė, Jupiteris yra veidrodis. Kai mes žiūrime į jį ir matome gynėją ir žudiką vienu metu, mes iš tikrųjų matome save. Mes matome savo potencialą ir saugoti, ir naikinti. Ir klausimas nėra, kas yra Jupiteris. Klausimas yra, kas esame mes. Kas esame mes? Ar mes esame rūšis, kuri išnaudos savo protą, kad apsaugotų save ir savo planetą? Ar mes esame rūšis, kuri sunaikins save savo pačios technologijomis? Ar mes esame rūšis, kuri išplės už vienos planetos ribų ir taps tikrai kosminė civilizacija? Ar mes esame rūšis, kuri liks įstrigusi vienoje planetoje ir galiausiai išnyks? Atsakymas dar nėra žinomas. Bet viena yra aišku. Jupiteris atliko savo dalį. Jis mus apsaugojo pakankamai ilgai, kad mes galėtume tapti protingi. Dabar mūsų eilė. Mūsų eilė nuspręsti, ar mes naudosime tą protą išminčiai ar kvailai. Ar mes tapsime gynėjais ar žudikais. Ar mes išgyvensime ar išnyksime. Ir kai mes žiūrime į Jupiterį pro teleskopus, kai mes matome jo didingumą, jo galią, jo dvigubą prigimtį, mes turėtume prisiminti. Jis yra ne tik planeta, jis yra pamoka. Pamoka apie tai, kad ta pati jėga gali ir kurti, ir naikinti. Pamoka apie tai, kad kontekstas yra viskas. Pamoka apie tai, kad mes turime galę pasirinkti, kokia jėga mes būsime. Jupiteris tebeskrenda savo orbitoje. Jis tebesaugo mus nuo asteroidų. Jis tebevaldo Saulės sistemą savo gravitaciją. Bet jo didžiausia dovana mums nėra apsauga. Jo didžiausia dovana yra laikas. Laikas, kurį jis mums davė. 4 milijardai metų laiko, per kuriuos gyvenimas galėjo evoliucionuoti nuo paprastų bakterijų iki mūsų. Ir dabar klausimas yra, ką mes darysime su likusiu laiku? Ar mes jį išnaudosime išminčiai? Ar mes tapsime rūšimi, kuri verti Jupiterio apsaugos? Ar mes tapsime rūšimi, kuri gali apsaugoti ne tik save, bet ir kitas rūšis, kitas planetas, galbūt net kitas civilizacijas, jei jas kada nors rasime? Atsakymas priklauso nuo mūsų, tik nuo mūsų. Jupiteris atliko savo darbą, dabar mūsų eilė atlikti savąjį. Yra klausimas, kuris kankina filosofus nuo pat civilizacijos pradžios. Ne kodėl mes egzistuojame, tai per paprasta. Ne koks yra gyvenimo prasmė, tai per subjektyvu. Bet štai šis, ar visata turi struktūrą, kuri leidžia sąmonėje atsirasti? Ar sąmonė yra tik atsitiktinumas, statistinė anomalija begalinėje tikimybių erdvėje? Kai mes žiūrime į Jupiterį ir suprantame jo dvigubą prigimtį, gynėją ir žudiką, kūrėją ir naikintoją, mes iš tikrųjų žiūrime į šio klausimo fizinį įsikūnijimą. Nes Jupiteris nėra nei geras, nei blogas, jis tiesiog yra. Bet jo buvimas sukūrė sąlygas, kuriomis mes galime užduoti šį klausimą. Oksfordo universiteto fizikas Rodžeris Penrouzas, gavęs Nobelio premiją 2020 metais už juodųjų skylių tyrimus, yra pasiūlęs, kad sąmonė gali būti ne atsitiktinumas, bet fundamentali visatos savybė. Ne tokia fundamentali kaip gravitacija ar elektromagnetizmas, bet vis dėlto įrašyta į realybės audinį. Jei jis teisus, tai reiškia, kad Jupiteris ir visa Saulės sistemos konfigūracija nėra tik laimingas atsitiktinumas. Tai yra neišvengiamas rezultatas visatos, kuris siekia sukurti sąmonę. Bet jei jis klysta, jei sąmonė yra tik atsitiktinumas, tada Jupiteris yra dar nuostabesnis, nes tai reiškia, kad iš chaoso, iš atsitiktinių gravitacinių sąveikų, iš milijardų metų smūgių ir migracijų atsirado sistema, kuri ne tik leidžia gyvybei egzistuoti, bet ir leidžia tai gyvybei suprasti sistemą, kuri ją sukūrė. Įsivaizduokite, dulkių debesis prieš 4,5 milijardo metų. Jokios struktūros, jokio plano, jokios krypties. Tik gravitacija, traukianti dulkes į krūvas. Iš tų krūvų – planetos. Iš tų planetų – viena su vandeniu. Iš to vandens – gyvenimas. Iš to gyvenimo – sąmonė. Iš to sąmonės – gebėjimas žiūrėti atgal į dulkių debesį ir suprasti, kaip visa tai įvyko. Ar tai stebuklas? Ar tai tiesiog statistika? Galbūt abu atsakymai yra teisingi. Galbūt stebuklas ir yra tai, kai statistika sukuria kažką neįtikėtino. Bet štai ką mes tikrai žinome. Mes nežinome beveik nieko.
Mes suprantame, kaip Jupiteris veikia, jo gravitaciją, jo orbitą, jo poveikį asteroidams, bet mes nesuprantame, kodėl fizikos dėsniai yra tokie, kokie jie yra, kodėl gravitacija yra būtent tokio stiprumo, kodėl šviesos greitis yra būtent toks, kodėl kvantinė mechanika veikia taip keistai. Kembridžo universiteto kosmologas Martinas Rysas 2023 metais apskaičiavo, kad jei gravitacijos konstanta būtų kitokia vos 1%, žvaigždės negalėtų formuotis. Jei stiprioji branduolinė jėga būtų kitokia 2%, atomai negalėtų egzistuoti. Jei silpnoji branduolinė jėga būtų kitokia 5%, cheminiai elementai reikalingi gyvybei niekada nebūtų susiformavę. 1%, 2%, 5%. Visata yra suderinta su neįtikėtinu tikslumu ir mes nežinome kodėl. Galbūt yra begalė visatų su skirtingomis konstantomis ir mes tiesiog gyvename toje, kur konstantos yra tinkamos. Galbūt yra kažkoks gilesnis dėsnis, kurio mes dar nesuprantame. Galbūt yra kažkas visiškai kita, ko mes net negalime įsivaizduoti. Tai, ko mes nežinome apie visatą, yra daug didesnė už tai, ką mes žinome. Mes nežinome, kas yra tamsioji materija, medžiaga, kuri sudaro 85% visos materijos visatoje, bet kuri nesąveikauja su šviesa. Mes nežinome, kas yra tamsioji energija, jėga, kuri verčia visatą plėstis vis greičiau ir sudaro 70% visos visatos energijos. Mes nežinome, ar yra kitų visatų. Mes nežinome, ar laikas yra fundamentalus, ar tik iliuzija. Ir kai kalbame apie sąmonę, apie tai, kaip smegenys sukuria subjektyvų patyrimą, kaip materija tampa mintimi, mes nežinome beveik nieko. Australijos filosofas Davidas Chalmersas tai vadina sunkiąja sąmonės problema. Mes galime paaiškinti, kaip smegenys apdoroja informaciją. Mes galime paaiškinti, kaip neuronai šaudo. Bet mes negalime paaiškinti, kodėl visa tai jaučiama kaip kažkas. Kodėl yra aš, kuris patiria. Galbūt atsakymas slypi kvantinėje mechanikoje. Galbūt sąmonė yra kvantinis reiškinys, kaip siūlo Penrose'as. Galbūt smegenys yra kvantiniai kompiuteriai, kurie gali būti keliose būsenose vienu metu ir tai sukuria subjektyvų patyrimą. Bet galbūt ne. Galbūt sąmonė yra kažkas visiškai kita, ko mes dar net nepradėjome suprasti. Ir štai kur Jupiteris vėl tampa svarbus. Nes jei sąmonė yra kvantinis reiškinys, tai reiškia, kad ji yra fundamentaliai susijusi su visatos struktūra. Tai reiškia, kad Jupiterio gravitacija, kuri išlenkia erdvę laiką, gali turėti poveikį sąmoniai. Netiesioginį, Jupiteris yra per toli, kad jo gravitacija paveiktų mūsų smegenis. Bet netiesioginį, per tai, kaip jis formavo Saulės sistemą, kaip jis sukūrė sąlygas gyvybei, kaip jis leido evoliucijai vykti pakankamai ilgai, kad atsirastų smegenys, pakankamai sudėtingos kvantiniai sąmoniai. Bet tai yra tik hipotezė. Gražus galvojimas, bet neįrodytas. Ir čia slypi gražiausias dalykas apie mokslą. Mes pripažįstame, ko nežinome. Mes netvirtinome, kad turime visus atsakymus. Mes sakome, galbūt, galbūt ne. Pažiūrėsime, ką parodys įrodymai. Galbūt Jupiteris yra tik planeta ir viskas, ką mes matome jame, gynėjas, žudikas, veidrodis, yra tik mūsų projekcijos. Galbūt visata neturi jokios gilesnės prasmės, ir mes tiesiog ieškome modelių, kur jų nėra. Galbūt mes esame tik sudėtingos cheminės reakcijos, kurios įsivaizduoja, kad jos yra kažkas daugiau. Bet galbūt ne. Galbūt yra gilesnis ryšys tarp sąmonės ir kosmoso. Galbūt visata iš tikrųjų siekia pažinti save per mus. Galbūt mes esame būdas, kuriuo visata žiūri į save ir klausia, kas aš esu. Mes nežinome. Ir tai yra gerai. Nes nežinojimas yra tai, kas mus skatina ieškoti. Nežinojimas yra tai, kas verčia mus statyti teleskopus, siųsti zondus, kurti teorijas, užduoti klausimus. Jei mes žinotume viską, nebūtų priežasties tyrinėti. Bet kadangi mes nežinome, kiekvienas atradimas atveria naujas paslaptis. Ir dabar, po viso šio kelionės, nuo Jupiterio gravitacinio lauko iki kvantinės sąmonės, nuo asteroidų juostos iki filosofijos, grįžkime namo. Grįžkime į Žemę. Grįžkime į šią akimirką. Šią akimirką, kol skaitote šiuos žodžius, Jupiteris skrieja savo orbitoje už milijardo kilometrų nuo jūsų. Jo gravitacija nukrypina asteroidą, kuris kitaip galėtų smogti į Žemę po milijono metų.
Jo mėnuliai – Europa, Ganimedas, Kalisto, Ijo – skrieja aplink jį, galbūt slėpdami gyvybę po ledo plutomis. Jo didžioji raudonoji dėmė – audra, didesnė už Žemę, kuris siaučia jau mažiausiai 300 metų, tebesisuka, valdoma jėgų, kurių mes dar visiškai nesuprantame. Bet jūs to nematote. Jūs nematote Jupiterio, nebent pažvelgsite į naktinį dangų ir ieškote ryškiausio žvaigždės taško. Jūs nematote jo gravitacinio lauko, nebent esate fizikas su sudėtinga įranga. Jūs nematote asteroidų, kuriuos jis nukrypina, nebent esate astronomas su galingais teleskopais. Bet tai nereiškia, kad Jupiteris jūsų neveikia. Kiekvienas atomas jūsų kūne, anglis jūsų DNR, kalcis jūsų kauluose, geležis jūsų kraujyje, buvo sukurta žvaigždėje, kuris sprogė prieš milijardus metų. Tie atomai keliavo kosmose, kol buvo pagauti dulkių debesio, iš kurio formavosi Saulės sistema. Jie buvo bombarduojami kometų, kurias išmetė Jupiteris. Jie buvo formuojami procesų, kuriuos kontroliavo Jupiterio gravitacija. Jūs esate pagaminti iš žvaigždžių dulkių, bet ne bet kokių žvaigždžių dulkių. Žvaigždžių dulkių, kurios buvo apdorotos per Saulės sistemos formavimąsi, per Jupiterio migraciją, per milijardus metų evoliucijos, kurią Jupiteris leido įvykti. Kiekvienas jūsų įkvėpimas turi deguonies atomų, kurie buvo sukurti žvaigždėse. Kiekvienas jūsų širdies plakimas yra varomas energija, kuri galiausiai kilo iš Saulės, kuri pati yra žvaigždė. Kiekviena jūsų mintis yra elektrinių impulsų modulis jūsų smegenyse, kurios yra sudarytos iš atomų, kurie keliavo per kosmosą. Jūs nesate atskirti nuo visatos. Jūs esate visatos dalis. Jūs esate būdas, kuriuo visata pažįsta save. Kai jūs žiūrite į Jupiterį, tai nėra tik žmogus žiūrintis į planetą. Tai yra visata žiūrinti į save. Ir štai kur mes grįžtame prie pradžios. Prisimenate, kai pradėjome? Šią akimirką, kol skaitote šiuos žodžius, per Žemės atmosferą praskrieja apie 20 meteorų per minutę. Mes pradėjome nuo mažų akmenų, krintančių iš dangaus. Mes baigėme prie didžiausių klausimų apie sąmonę ir visatos prigimtį. Bet tie maži akmenys ir tie dideli klausimai yra susiję. Nes be Jupiterio, kuris kontroliuoja tos akmenis, mes nebūtume čia, kad užduotume tos klausimus. Be gravitacijos, kuri veikia tiek mažose, tiek dideliuose masteliais, nebūtų nei planetų, nei žvaigždžių, nei mūsų. Viskas yra susiję. Jupiteris ir Žemė, kosmos ir sąmonė, praeitis ir ateitis, gynėjas ir žudikas, mes ir visata. Ir galbūt tai yra tikroji pamoka. Ne tai, kad Jupiteris yra geras ar blogas, ne tai, kad mes esame ypatingi ar ne, bet tai, kad viskas yra viena sistema, kad negalima atskirti dalių nuo visumos. Kad kai mes keičiame vieną dalyką, net tokį mažą kaip asteroido paviršių, mes keičiame visą sistemą. Tai reiškia, kad mes turime atsakomybę. Ne todėl, kad kažkas mums ją davė, ne todėl, kad visata to reikalauja, bet todėl, kad mes esame dalis sistemos ir mūsų veiksmai veikia visą sistemą. Kai mes išmetame anglies dioksidą į atmosferą, mes keičiame klimatą. Kai mes keičiame klimatą, mes keičiame evoliucijos kryptį. Kai mes keičiame evoliucijos kryptį, mes keičiame ateitį ne tik žmonijos, bet visos gyvybės Žemėje. Kai mes keičiame gyvybės ateitį Žemėje, mes keičiame vienintelę žinomą vietą visatoje, kur egzistuoja sąmonė. Tai yra milžiniška atsakomybė, bet tai taip pat yra milžiniška galimybė, nes jei mes galime keisti sistemą, tai reiškia, kad mes galime ją keisti į gerąją pusę. Mes galime pasirinkti apsaugoti klimatą. Mes galime pasirinkti apsaugoti biologinę įvairovę. Mes galime pasirinkti kurti technologijas, kurios padeda, o ne kenkia. Mes galime pasirinkti tapti rūšimi, kuri verti Jupiterio apsaugos. Bet ar mes pasirinksime? Tai yra klausimas, į kurį niekas negali atsakyti. Ne mokslininkai, ne filosofai, ne net dirbtinis intelektas, kuris gali apdoroti daugiau informacijos nei visi žmonės kartu. Nes atsakymas priklauso nuo milijardų individualių sprendimų, kuriuos priims milijardai žmonių per ateinančius dešimtmečius. Kiekvienas iš tų sprendimų atrodys mažas. Ar važiuoti automobiliu, ar važiuoti dviračiu, ar pirkti plastikinį produktą, ar ieškoti alternatyvos,
Ar balsuoti už politiką, kuris rūpinasi klimatu, ar už tą, kuris žada trumpalaikę ekonominę naudą? Ar mokytis apie mokslą, ar ignoruoti jį? Ar dalinti žiniomis, ar skleisti dezinformaciją? Maži sprendimai, bet milijardai mažų sprendimų sudaro didelius pokyčius. Taip pat kaip milijardai mažų dulkių dalelių prieš 4,5 milijardo metų susijungia į planetas. Taip pat kaip milijonai mažų mutacijų per milijardus metų sukūrė sudėtingą gyvybę. Taip pat kaip milijardai neuronų jūsų smegenyse sukuria sąmonę. Viskas prasideda nuo mažų dalykų. Bet maži dalykai susiję kartu sukuria kažką neįtikėtino. Ir štai kur mes paliekame jūs su klausimu. Ne su atsakymu, nes atsakymai yra pabaigos, o mes norime, kad jūs tęstumėte galvojimą. Bet su klausimu, kuris tikimės lydės jūs dar ilgai po to, kai baigsite skaityti. Klausimas yra šis. Jei Jupiteris, milžiniškas dujų rutulys, neturintis sąmonės, neturintis ketinimų, neturintis tikslo, galėjo taip giliai paveikti gyvybės istoriją Žemėje, tai ką gali padaryti jūs? Jūs, kuris turite sąmonę. Jūs, kuris turite ketinimus. Jūs, kuris gali pasirinkti savo tikslą. Jei planeta gali būti ir gynėja, ir žudike vienu metu, priklausomai tik nuo konteksto ir perspektyvos, tai kas esate jūs? Ar esate gynėjas, kuris apsaugos ateitį? Ar esate žudikas, kuris ją sunaikins? Ar esate abu? Ar esate nei vienas, nei kitas, bet kažkas trečias, ko mes dar net neturime žodžio? Atsakymas nėra žvaigždėse. Atsakymas nėra Jupiteryje. Atsakymas nėra net moksle, nors mokslas gali padėti jums jį rasti. Atsakymas yra jumyse, kiekviename iš mūsų, kiekviename sprendime, kurį priimame, kiekviename veiksme, kurį atliekame, kiekviename žingsnyje, kurį žengime į ateitį. Jupiteris tebeskrenda savo orbitoje. Jis tebesaugo mus, kaip darė milijardus metų, bet jo apsauga turi ribas. Jis negali apsaugoti mūsų nuo mūsų pačių, tik mes galime tai padaryti. Ir galbūt tai yra gražiausia visatos ironija, kad planeta, kuri neturi sąmonės, sukūrė sąlygas sąmonėje atsirasti, kad jėga, kuri neturi pasirinkimo, leido atsirasti būtybėms, kurios gali pasirinkti, kad visata, kuri neturi prasmės, sukūrė būtybės, kurios gali kurti prasmę. Mes esame visatos būdas suteikti savo prasmę. Ir ta prasmė, bet kokia ji bebūtų, prasideda nuo supratimo, kad mes esame susiję. Susiję su Jupiteriu, susiję su žvaigždėmis, susiję vienas su kitu, susiję su visata. Kai uždarote akis šią naktį, pagalvokite apie tai. Pagalvokite apie Jupiterį, skriejantį už milijardo kilometrų. Pagalvokite apie asteroidus, kuriuos jis nukrypina. Pagalvokite apie planetą, kurią jis galbūt sunaikino. Pagalvokite apie Žemę, kurią jis apsaugojo. Pagalvokite apie save, produktą milijardų metų evoliucijos, kurią Jupiteris leido įvykti. Ir tada pagalvokite, kas aš esu šioje sistemoje. Ar aš esu gynėjas, ar aš esu žudikas, ar aš esu kažkas daugiau? Atsakymas laukia. Ne žvaigždėse, bet jumyse. Galbūt klausimai yra svarbesni už atsakymus. Galbūt kelionė yra svarbesnė už tikslą. Galbūt nežinojimas yra gražesnis už žinojimą, nes jis palieka erdvę stebuklui. Ir galbūt didžiausias stebuklas yra ne tai, kad Jupiteris mus saugo. Didžiausias stebuklas yra tai, kad mes galime suprasti, jog jis mus saugo. Kad mes galime žiūrėti į planetą už milijardo kilometrų ir matyti ne tik šviesų tašką danguje, bet visą istoriją. Mūsų istoriją, gyvybės istoriją, visatos istoriją. Mes esame dulkės, kurios gali galvoti apie žvaigždes. Mes esame atomai, kurie gali stebėtis atomais. Mes esame visata, kuri pažįsta save. Ir tai ne Jupiterio apsauga, ne mokslo atradimas, ne filosofijos įžvalga. Tai yra tikrasis stebuklas. Jūs esate stebuklas. Kiekvienas iš mūsų yra stebuklas. Ne todėl, kad esame ypatingi visatos mastu, mes tikriausiai nesame. Bet todėl, kad mes esame čia, prieš visas tikimybės, prieš visą chaosą, prieš visą destrukciją. Mes esame čia ir tai yra pakankamai.